Labas, mano mielosios, aš be galo jūsų pasiilgau. Mes taip senai su jumis nedarėme naujo lieknėjimo maratono. Ir šiandien atėjo ta diena, kai aš esu pasiruošusi pokyčiams po gimdymo ir kviečiu jūs kartu su manimi pradėti šitus pokyčius. Pas mus startuoja lieknėjimo maratonas ir jis tiks visiems. Šiandien mes su jumis padarysime super greitą treniruotę, kaip aš mėgstu, bet labai efektyvę. Pasiruoškit, jums prireiks vos 15-20 minučių ir jūsų sportas šiandien bus padarytas. Ir taip, mes su jumis, kaip visada, pradedam nuo apšilimo. Apšilom mūsų sąnarius, visą kūną tam, kad pasiruošti treniruotėjai. Ir taip, pirmas mūsų pratimukas apšilimui. Rankytės į priekį, mostai į priekį, 10 pakartojimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar rankytės siaurai ir plačiai atgal. 10 pakartojimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, dabar rankytės į vidų ir paskui į išorę. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Išorė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar kojytės į vidų ir į išorę po 10. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Išorę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar paimam vieną kojytę. Truputį ištempiam raumenukus, skaičiuojam iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, dabar pritupiam ir užsifiksuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, mano mielosios. Ir taip, pas mus bus greita treniruotė, kaip aš mėgstu. Ir pas mus pirmas bus supersetas. Supersetas tai reiškia, kad mes darysime 2 pratimus iš eilės. Vieną pratimą, paskui antrą pratimą ir tada pas mus poilsis. Ir taip, kokie tai yra pratimukai? Tokiam apšilimui galima pasakyti, bet iš tikrųjų labai reikalingi, efektyvūs tam, kad pakelti tonusą mūsų odos ir aplamai. Taip. Ir taip, mes su jumis smūgiuojam į priekį. Žingsnis, kairę koją į priekį, dešinę ranką į priekį. Ir paskui keičiam. Ne? Pabandom kojytę į priekį, ranką į priekį. Hop. Įsivaizduojam, tarsi smūgiuojam. Ne? Dabar mes tai darom lėtai, bet pratimo metu mes su jumis darom tai su jėga. Rankytės kaip styga pas mus išsitęsia į priekį. 10 pakartojimų ir tada mes su jumis keičiam į padėtį, kojytę taip pat eis į priekį, bet jau mes ranka bandom pasiekti priešingą koją ir darom tarsi tokį įtupstą. Op, 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 op. Šio pratimu labai gerai pradirbsim sėdmenis ir įjungsim mūsų riebalų deginimą. Ir taip, parodau jums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip? Pabandykit, jeigu jūs nesupratot, kaip daryti, dar kartelį sustabdykit treniruotę ir pabandykit pakartoti techniką tam, kad efektyviai, taisyklingai atlikti pratimą. Svarbu ne tik tai kartuoti judesį, bet atlikti jį taisyklingai, nes tik tada mes turėsim su jumis efektą, mes tik tada turėsim rezultatus. Jeigu tiesiog daryti judesį, rezultatų nebus, bet kai jūs jaučiat, kaip dirba raumenukai, atliekat taisyklingai, tada mes su jumis turim rezultatus. Ir kaip visada, nepamirštam vanduo.
Taip, aš pasiruošusi. Pas mus bus tokie 3 priėjimai. Važiuojam, mūsų pirmas supersetas. Ir taip, pradedam. 1, 2, smūgiuojam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Į apačią. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Trumpas poilsis. Ramiai, pakvepuojam. Jeigu reikia pavaikštum, jeigu reikia pastovim, atsigeriam vandens. Šiame maratone aš jums parašiau daug įdomių dalykų, daug dovanų. Jūs liksit patenkintos. Aš net neabejoju, daug įvairių minčių, ką tokio faino jums padaryti, kad jūs eitumėt su manimi link pokyčių kartu su manimi. Mano mergytei dabar yra 5 mėnesiai, visai mažytė ir aš jaučiu, kad aš taip pasiilgau pabūti su jumis, pasportuoti kartu su jumis ir parodyti jums, ant kiek yra lengva siekti pokyčių. Darykite tai kartu su manimi. Kas dar neprisijungia, gali tai padaryti dabar. Važiuojam. Mūsų antras supersetas. Važiuojam. 1, 2, smūgiuojam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Apačia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kai atliekam šitą pratimuką, antrą jo, nugarytė pas mus nesusikuprinus, tiesi nugarytė. Op, op, op. Nugarytę išlaikom tiesę, kad būtų efektyvu ir kad nesitraumuotumėm, taip? Poilsis, merginos. Primenu, jeigu norit rezultatų, jūs turit ne tik tai laikyti sporto, lengvų, super greitų ir efektyvių, kas yra svarbu treniruočių su manimi, bet ir prisilaikyti mitybos plano, kurį aš sukūriau ir kuris yra žiauriai paprastas, labai paprastas. Ta prasme, jokių delikatesų, nereikia stovėti virtuvėje valandas ir gaminti tą maistą ir visiems skirtinga. Ne, maistas tinka visai šeimai. Važiuojam, mūsų trečias priėjimas ir mes pabaigsime jau su šito pratimo. Važiuojam. 1, 2, smūgiuojam tos riebalus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Ir taip, į apačią. 1. Nugarytė tiesi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Super, šaunuolės, labai gerai. Pailsim. Vanduo. Pakvepuojam, ar ne? Kad atstatyti kvepavimą mūsų. Rankytės į viršų. Iškvep. Super. Gerai. Mūsų antras supersetas. Mes su jumis padirbsim su mūsų sėdmenim. Ir taip, mes gulame su jumis, ar tai ant grindų, ant kilimėlio, visiškai nesvarbu. Kur jūs esate, ant žolytės galite atsigulti, jeigu esat kažkur gamtoj. Mes su jumis pakeliam dubenį ir suvedam kelius. Atvedam, nuleidžiam, bet dubenių mes neprisiliečiam prie grindų. Vos ir opis iškart į viršų. Sujungiam kojas, atvedam, nuleidžiam. Pakeliam, suvedam, atvedam, nuleidžiam. Op, 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 op. 10 pakartojimų. Mes su jumis pradirbsim sėdmenis. Po to mes su jumis iškart pereinam į kitą poziciją. Ant 4 atsistojam.
Ir sulenktą kojytę mes keliam su jumis į viršų. Kai mes keliam koją į viršų, mes su jumis neišsiriečiam kaip katytės. Nors gražu, tikrai gražu. Bet nugara pas mus yra natūraliai tiesi. Ir mes su jumis į viršų iškeliam koją. Viršutinėme taške mes su jumis praspaudžiam sėdmenis. Užsifiksuojam. 1. Nuleidom. 1. Nuleidom. 1. Nuleidom. Ir kai mes su jumis dar nuleidžiam koją, tuo pačiu mes su jumis pajungiam presą. Kaip mes jį pajungiam? Mes su jumis darom susirietimą. Op, op. Bet tai neturi būti štai taip lengvinas. Ne, taip jūs traumuosit nugarą. Jūs turit prajausti kiekvieną judesį, kurį jūs atliekat. Tegul tai būna lėčiau, bet tai būna taisyklingai ir efektyviau. Taip, pakėliam. Op. Išsirietėm vėl, ne? Op. Praspaudžiam, matot, susirietimas, praspaudžiam, kelias iki krūtinės beveik. Op, vėl iškeliam. Ir taip, mes darom su jumis dubens kėlimą, 10 pakartojimų ir paskui kiekvieną koją mes pradirbam po 7 kartus. Vieną kojytę 7 kartus ir kitą kojytę 7 kartus. Jeigu reikia, sustabdykit treniruotę, pažiūrėkit, kaip reikia atlikti dar šitus pratimus ir tada pradedam. Gerai? Viskas, kas jau suprato, mes su jumis judam. Mūsų antras supersetas. Važiuojam merginos. Kokias mes su jumis turėsim gražias formas. Ir jūs pamatysit, kad tam nereikia turėti kažkokios įrangos, tam, kad pagražinti, patempti savo kūną, tam, kad atsikratyti riebalinio sluoksnio, nereikia kažkokios įrangos, nereikia sporto salės. Aš jums pažadu, aš jums įrodysiu, kad tokios treniruotės yra efektyvios namų sąlygų. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, spaudžiam viršui, 5, spaudžiam, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Keičiam poziciją ir taip. Kojytę į viršų. Praspaudžiam viršutinėme taške. Susirietimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai. Kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šaunuolės, viskas. Poilsis dabar pas mus. Galite ramiai pasėdėti. Atsigerkite vandens. Žinot, iš tikrųjų daug kas galvoja, kad jeigu aš jau noriu pakeisti savo kūną, tai man reikia eiti į sporto salę, man reikia laikytis žiauriai griežtos mitybos, man reikia atsisakyti visų skanumynų pasaulyje, viso įprasto maisto, bet tai yra visiškai netiesa. Savo socialiniuose tinkluose aš dažnai parodau, kaip aš valgau namuose, kaip valgo mano šeima ir tai nieko bendro visiškai neturi su kažkokiam tai dietom. Tai yra normalus visiškai maistas, įprastas, kurį mes realiai valgom kiekvieną dieną. Tiesiog reikia žinoti tam tikrus principus, ką ir kada galima valgyti, kokiais kiekiais galima valgyti, ko geriau atsisakyti, arba kokias alternatyvas pasirinkti. Ir apie visus šitus dalykus aš kalbu ir kalbėsiu su jumis šiuo iššūkio metu. Tad visos, kas dar neprisijungėt, jūs turite galimybę tai padaryti. Jungitės, nes dabar galioja geriausias pasiūlymas tai padaryti. Ir taip, važiuojam. Mūsų antras supersetas. Varom. 1, 2, viršutinėme taške spaudžiam. 3, 4, suvedam kojytes, atvedam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Taip, keičiam, važiuojam. Po 7 kartus kiekvieną koją ir dar pajungiam presą. Pradedam.
1, 2, šaunuolės. 3, 4, 5, 6, 7. Apa. Gerai, kitą koją, važiuojam. 1, 2, suspaudžiam. 3, 4, 5, 6, 7. Gerai, super. Žinot, pirma mintis pradėti štai tokias daryti treniruotės namų sąlygomis, be papildomos sportinės įrangos. Man atėjo po pirmo gimdymo, nes aš supratau, kad aš nebeturiu tiek laiko, važiuoti į sporto salę, sportuoti ten valandas, kol nuvažiuoju, kol persirengi, kol padarai treniruotę, paskui dar visą kūną tą skauda po visų šitų treniruočių, po treniruoklių. Ir aš pagalvojau, ką man dabar daryti, formą, tai aš noriu sugrąžinti savo, tai ką man daryti. Ir tada man atėjo mintis, kad reikia sukurti tokias sporto programas, kurias galima daryti namų sąlygomis, nes aš tada tikrai nemačiau niekur, kad kažkas tai darytų. Aš neturėjau pas ką kreiptis ir atrasti tą sportą namų sąlygomis, todėl aš pati savo jį atradau ir per šiuos metus aš padariau tobulas programas. Aš jas subalansavau ir pritaikiau, atradau tą, auksinį viduriuką, kur tikrai yra efektyvu, kur tikrai yra paprasta ir prieinama kiekvienai. Judam, mūsų trečias, paskutinis priėjimas. Važiuojam. Keliam dubenį, suvedam kojas, atvedam, nuleidžiam. Vos prisiliečiam ir iškart keliam. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, šaunuolės, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Gerai. Ir dabar vėl kojytę į viršų. Vieną kitą ir presą padarom. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, spaudžiam presą, 6, 7, super, šaunuolės. Ir antras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, padarėm 10, ar ne? O ne 7. Šaunuolės. Taip, mano mielosios, mes su jumis judam prie paskutinio mūsų pratimo ir tai pas mus bus ne supersetas, mes su jumis tik tai pradirbsim mūsų presą. Mes su jumis gulamės ant kilimėlio ir padarysim su jumis dviratuką. Pradirbsim mūsų presiuką, atsigulam, rankytės mes su jumis padedam po užpakaliukų, kad nuimti apkrovą nuo nugaros apačios, jeigu jūs jaučiat skausmą. Ir mes su jumis tiesiog pakeliam kojytės nuo grindų ir darom dviratuką. Vieną koją prie savęs, kita ištiesta. Op, 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 op. 10 pakartojimų darom. Jeigu jaučiat, kad jums trūksta poilsio, tai palaukit. 10 sekundžių dar pakvepuokim kartu, nusiraminkim ir tada pradėsim daryti su jumis presą. Tai yra paskutinis pratimas mūsų treniruotė. Ir pasakykit man, ar tikrai šitą treniruotę prailgo? Aš net nebejau, kad jūs pasakysit ne. Jūs net nepastebėjot, kaip jūs atlikot šią treniruotę dabar kartu su manimi namuose, ar kur jūs bebūtumėt. Mano treniruotės yra super lengvos, greitos ir efektyvios. Ir kas man pasakys, kad jų dėka neįmanoma pasiekti rezultatus, aš pasakysiu, kad ne, aš pati po pirmo gimdymo atsistačiau ir turėjau geriausią formą per visus metus. Aš sportavau prieš tai daug metų salėje ir tokių rezultatų aš neturėjau. Dabar po antro gimdymo aš neinu į sporto salę, aš einu ir darau savo treniruotės, nes aš žinau, kad jos yra efektyvios. Ir vėlgi daug laiko tam aš neturiu. Todėl 15-20 minučių per dieną geras, skanus realiai maistas, kad netraumuoti savęs,
Ir va, rezultatai jau tuoj pat atsiranda. Važiuojam. Darom mūsų presiuką. Pirmas priėjimas. Pradedam. Pakeliam kojytės nuo grindų ir važiuojam. Prie savęs. Op. Po vieną kojytę. 1. 10 pakartojimo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gerai, šaunuolės. Ir kai darom presą, jūs dar jį suspauskite. Prajauskite, kad jūs dirbat būtent su presu. Jis yra pas mus suspaustas visą laiką. Mes jį jaučiam ir dar plius ant viršaus atliekam pratimą. Jeigu reikia, pagulėkit ramiai. Man reikia atsigerti vandens, saulė šviečia, karšta. 2 priėjimai ir mūsų treniruotė bus baigta. Mano mielosios, aš žinau, kad mes labai dažnai dvejojam, galvojam, ai, čia prisijungti, neprisijungti, pabandyti, nepabandyti. Aš pati ten buvau, žinau, kad tai būna. Prisijungi, pradedi daryti, nesigauna, paskui motyvacijos nėra, pavargusi dar kažkas ir meti visą šitą reikalą. Bet aš jums garantuoju, kad kartu su manimi bus kitaip. Aš jūs motyvuoju, aš jūs palaikau, aš jums parodau savo pavyzdžių, kad viskas yra įmanoma. Aš esu paprastas žmogus, kaip ir jūs. Aš irgi kartais tingiu, neturiu nuotaikos, pavargusi būnu. Va, mano mažylė, pavyzdžiui, visą naktį nemiegojo. Bet va, aš atsikėliau ir atėjau čia bendrauti su jumis ir daryti gerą ir sau, ir jums. Taip, važiuojam. Mūsų antras priėjimas. Pradedam. Pakeliam kojytės, presas suspaustas. Važiuojam. 1. 2. Šaunuolės. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Opa. Gerai, šaunuolės. Galite ištiesti rankytės, kojytės ir ištempti mūsų visą kūną, ištempti presą. Poilsis, ar ne? Prajaučiam kūną mūsų. Šaunuolės padarė tokį gerą darbą. Sau, dėl savo savijautos, dėl savo kūno, dėl savo išvaizdos. Ir taip, važiuojam. 3. priėjimas. Trumpas poilsis, ar nebuvo? Važiuojam. Paskutinis mūsų priėjimas ir treniruotė šiandien bus baigta. Taip, kojytės pakėliam, varom. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Super. Šaunuolės, mano mielosios, aš labai džiaugiuosi, kad šią treniruotę jūs atlikote kartu su manimi. Tai yra pirmas žingsnis, kurį jūs padarėte, kaip aš visada sakau, link meilės sau, link gražesnio kūno, link geresnių emocijų. Aš žinau, kad mes, mielos moteris, visada rūpinamės visais kitais, bet save dedam į antrą planą, pamirštam apie save. Tiek to, kada nors pradėsiu, kada nors, dabar nelaikas, dabar nenoriu, dabar neturiu laiko ir dar milijonas priežasčių, kodėl ne šiandien. Bet jeigu tu žiūri šitą treniruotę, reiškia šiandien. Tai yra tavo ženklas, kad reikia pradėti šitus pokyčius dabar. Pradėk šitus pokyčius kartu su manimi, aš tave paimsiu už rankos, vesiu tave ir parodysiu, kad pasiekti savo rezultatus yra taip paprasta, tai nėra sudėtinga. Tiesiog šiek tiek supratimo, šiek tiek žinių ir tu turėsi savo išsvajotas kūno linijas. Aš tau padėsiu, aš tau parodysiu, aš su tavimi darysiu kiekvieną treniruotę, nuo pradžios iki galo, aš tave motyvuosiu ir palaikysiu. Aš tau parodysiu, kad maistas gali būti labai paprastas ir skanus. Jeigu tu nori rezultatų, tau nereikia badauti, tau nereikia laikytis dietų, ne, tu valgai paprastai, tiesiog su saiku, kažkur žiūri kokius kiekius, alternatyviai, aš viską tau papasakosiu ir parodysiu. Žodžiu, brangioji, ačiū, kad šiandien buvai su manimi ir tos, kurios dar neprisijungia, aš jūsų laukiu, pabandykit, duokite savo šansą pasiekti pokyčius. Šį kartą tikrai jų pasiekti. Aš labai tavęs laukiu, prisijung prie manęs. Iki, mano mielasis.
Aš labai džiaugiuosi atradusi būtent šį visą reikiamą paketą, tiek treniruotės, tiek motyvacija, tiek receptai, kurie netgi ne tik surašyti, ne tik nufotografuoti, tačiau visai gan nufilmuota, viskas labai aišku. Ir kas labai fainai dar yra, tai kad jie jums duoda ir saviugdos, ir knygų, kurios yra labai populiarios, parašytos būtent pačio Vadimo. Tai esu labai dėkinga šiems dviems nuostabiems žmonėms, linkiu jiems didžiausios sėkmės ir tikrai labai rekomenduoju prisijungti ir išbandyti būtent jų sukurtą šį projektą pagal sveiką gyvenseną ir pagal sportą. Prie šio Anastasijos maratono esu prisijungusi jau 12 dienų, tačiau jau matau tikrai rezultatus ir jais esu be proto patenkinta, išmokau vėl save mylėti, išmokau mylėti savo kūną, gerbti save ir dar kartą kartuoju, kad esu labai dėkinga ir labai patenkinta. Didžiausios rekomendacijos jiems. Ta aplikacija, kurioje galite rasti visą treniruočių paketą, tiek būtent mitybos planus, tiek sporto treniruotės. Treniruotės yra įvairios, pasirinktinai pagal jūsų norimus ar ne, kažkokius tai pasiekti rezultatus. Tai galima rinktis tiek preso pratimų maratoną, stangaus ar ne užpakaliuko maratoną, galima rinktis tiek būtent norint numesti svorį, tai tikrai įvairovė didelė. Kas yra labai gerai, nes iš tikrųjų daugelis moterų turi problemų, tarkim, ir su antsvoriu, kitos nori tik pastengrinti kūną, tai tikrai labai patogu. Sportas namuose, tai dar patogiau turint mažus vaikus, ypač man, aš pavyzdžiui viena ar ne auginu vaiką, tai mes kartu dabar sportuojam labai, iš tikrųjų patogi aplikacija. Naudojant ją galima prisijungti tiek prie, pavyzdžiui, kompiuterio, tiek prie televizoriaus. Tai sportuoti, kur yra didelis ekranas, žymiai patogiau negu žiūrint į telefoną ir varginant akis. Tai va. Mitybos planas, tiek patarimai, ką reikėtų vartoti, ką pirkti, net yra dabar įkeltas pirkinių krepšelis, kurį galima ar ne įsigyti parduotuvėse, pagrindinis krepšelis ar ne, kurį naudotumėte sportuojant. Tai va, dar man labai patiko iš tikrųjų, kad Anastasija labai smagiai veda treniruotės, jinai pataria ir pamoka, iš tikrųjų pasako ir kaip tiksliai atlikti tą pratimą, kad nebūtų ar ne, nei traumų, nei kažkokių kitų pasiekmių. Nes daugelis treniruočių pas kitas trenerės tai yra monotonija ar ne, muzika ir tu vedi treniruoti ir darai tai, kaip tau atrodo daryti. Tai va, Anastasija tikrai labai super, man kaip trenerė labai patiko. Patiko ir būtent audio įrašai, kurie yra palikti tenai, būtent pamokantis įrašai, kur tiek įdomi informacija, kokių produktų tai šiai dienai, tarkim, nevartoti, ką reikėtų pirkti, tiek vaikams labai įdomu, man pavyzdžiui, žiūrėjom su vaiku tikrai nuo to video, kaip pažiūrėjom, tai vaikas jau žino, kad jau šitų produktų mes nebevartosim, tiek sudėties ir taip, tikrai daug naudingos informacijos. Šiaip skatinu prisijungti, todėl kad bet kokiu atveju kiekviena moteris, manau, nori gražaus kūno, nori mylėti save dar labiau, tai tikrai skatinu jungtis, nes pamatysit, kiek yra daug naudų, papildomas informacijos, kurios tikrai garantuoju dar nežinote, tiek ar ne audio knygų, tai puikia programa, kuriai kviečiu naudotis, bet kokiu atveju tai nieko tikrai neprarasite, išmoksite galų gale ir gerai praleisti laiką kartu su Anastasija, bei jos vyro, žinoma. Tikrai džiaugiuosi, kad pabandžiau ir tęsiu savo maratoną. Šiuo metu tai jau netgi pokytis matau. Tai va, ačiū Jums labai. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti. Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Po gimdymo visiškai save apleidau, tiesiog sėdėjau ant sofkės ir ėdžiau bet ką. Ta prasme, tiesioginė to žodžio prasme, ėdžiau bet ką, kas papuola po ranka ir galvojau, kad viskas taip gerai, esu mama, ką tik po gimdymo. Normalus tas celiulitas, normalus tas trijos, normalus tas pagurklis ir visai kita. Bet dėja, vieną dieną pamačiau save veidrodį ir supratau, kad čia kažkas ne taip. Taip neturi būti.
visiškai savęs nemylėjau, nebeturėjau jėgų, visiškai sėdėjau ir nieko neveikiau. Ir tada supratau, kad reikia kažką pradėti daryti, kažką veikti, kad pradėčiau iš naujo save mylėti. Ir vieną dieną Instagrame pamačiau, kad Anastasija ieško panelių savo komandą, kurios norėtų pamilti save, pamilti savo kūną ir atrodyti geriau nei atrodom dabar. Supratau, kad tai ženklas ir reikia man pradėti kažką daryti. Viskas labai paprastai, prisijungiau programėlę, ten yra ir sveikų receptų, ir sportas namuose, ir sportas treniruoklių salėje, kadangi aš pradėjau lankytis treniruoklių salę, mokausi pagal jos treniruotas treniruoklių salėje. Viskas labai paprasta, viskas labai aiškiai, Anastasija labai gerai motyvuoja, paprastai, trumpai ir aiškiai viską išpasakoja. Taip pat yra labai daug skanių sveikų receptų. Prieš 2 savaitės aš negalvojau, kad sveikas maistas gali būti toks skanus. Iš tikrųjų, sveikas maistas labai skanus ir labai paprasta viską pasigaminti. Tikrai toj programėlėje viskas labai paprasta. Yra labai daug sveikų receptų, daug treniruočių namuose, daug treniruočių sporto salėje. Anastasija visada mane motyvuoja toliau, jinai nereali. Labai ačiū šiems 2 žmogeliukams, tai Anastasijai ir Vadimui Zizui. Jie padėjo man pamilti save iš naujo ir tikiuosi dar ilgai eisiu jų keliu. Ačiū. Sveiki, esu Brigita ir dalyvauju naujajame Anastasijos ir Vadimo projekte. Tik prisijungus prie programos buvau labai maloniai nustebinta. Kodėl? Todėl, kad aš tikrai nesitikėjau gauti tiek daug motyvuojančios ir išsamios informacijos apie viską nuo A iki Z, ką man reikia žinoti siekiant savo tikslų. Viskas čia yra vienoje vietoje. Man jau nebereikia ieškoti informacijos papildomai internete. Čia yra seminarai, sporto programos, mitybos planai. Tiesiog viskas, ko man reikia. Kalbant apie mitybos planą, norėčiau pasakyti, kad maistas yra labai skanus ir nesudėtingai paruošiamas. Sotus ir visavertis, todėl aš jau nebejaučiu alkio jausmo ir man po kiekvieno maisto jau tikrai nebereikia griebtis gabalėlio šokolado ar dar kažko skanaus. Suderinusi mitybos planą ir Anastasijos vedamas treniruotės jau pasiekiau savo pirmųjų rezultatų. Išsimatavus per visą kūną apimtis sumažėjo beveik 6 cm, kas man yra tikrai nuostabu ir neįtikėtina. Jaučiuosi puikiai, pilna energijos, motyvuota ir viskas čia tik tai jūsų dėka. Paklausius jūsų visų seminarų ir visos informacijos, ką jūs mums suteikėte, tiesiog aš jaučiuosi, kad galiu kalnus nuversti ir tikiu, kad jau su jumis pasieksiu savo tikslą. Ačiū Jums labai. Iš pradžių galvojau, kad nieko naujo nebus, bus kaip ir visur kitur, nes esu išbandžiusi tikrai ne vieną projektą, bet šis projektas mane labai maloniai nustebino. Pirmiausia, nustebino tuo, kad labai paprasta naudotis. Viskas yra pateikta papunkčiui, viskas yra pateikta vienoje vietoje ir viskas yra labai paprasta. Taip pat labai maloniai nustebino tai, kad yra pateiktas ne tik tai sporto pratimai pateikti, ne tik tai mitybos planas, receptai, bet yra įkeltos audio knygos. Yra daug informacijos apie saviugdą, kas yra labai svarbu, einant šį sveikos gyvensenos kelią. Visi receptai yra greitai ir lengvai pagaminami, paprasti, skanūs. Taip pat labai patiko visi pateikti pratimai. Tik ir laukiu, kada galėsiu treniruotis, tik ir laukiu, kada galėsiu atsiversti ir pasižiūrėti, ką galėčiau skanaus pasigaminti. Tai esu labai patenkinta ir netgi rekomenduoju visom draugiam, kurios manęs paklausia. Sako, tai pagal ką tu dabar čia sportuoji, pagal ką maitiniesi. Tai visos nustemba ir sako, wow, iš tikrųjų taip gali būti, kad vienoje vietoje viskas yra taip lengvai prieinama. Sakau, taip, galite ir jūs išbandyti. Tai rezumuojant viską, tikrai viskas labai patiko ir labai džiaugiuosi prisijungusi. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti.
Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Tai platformą naudojuosi jau daugiau negu 2 savaitės ir iš tiesų esu labai patenkinta, ypač dėl to, kad šią aplikaciją, platformą galime labai paprastai naudotis, nereikia labai daug naršyti, labai daug landžioti. Atsidarome platformą ir matome, kas būtent šioje platformoje yra patalpinta. Tai tiek saviugda, tiek yra audio knygos, mitybos skiltis yra, tiek yra 2 atskiros skiltis sportui, tai yra sportas namuose ir sportas būtent su treniruokliais, būtent salėje. Kas mane labai sužavėjo, kad mane būtent šie video labai traukia pačią kaip asmenybę, sportuoti kartu, noriu vis daugiau. Ir tie patys paaiškinimai, kaip atlikti pratimus, yra išties labai paprasti ir suprantami, dėl to nekyla kažkokių papildomų klausimų, nebuvo taip, kad kažkas nepavyktų, nes yra labai aiškiai pasakyta, kaip reikia daryti, kaip atlikti tą pratimą. Tai iš tiesų man labai patiko. Kas sieja su mitybos planu, tai kas man labai patiko, tai kad yra ne tik tai kažkoks šablonas nupaišytas, kaip tu turėtum valgyti, bet yra labai daug naudingų video patalpinta, kodėl vienaip ar kitaip yra geriau, kokių mums vitaminų mūsų organizmui reikia, kokių medžiagų reikia pasisavinti organizmui. Ir tikrai daug žinių naudingų suteikia, kurie padeda suvokti, dėl ko reikėtų vienaip ar kitaip elgtis. Tai ši platforma mane tikrai sužavėjo ir tikrai rekomenduosiu visiems savo draugams, kad jie išbandytų šią platformą, nes aš tai tikrai labai matau daug naudingos informacijos ir man labai padeda susikoncentruoti. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti Anastasijos projekte, kuriame labai daug informacijos, skanus meniu, labai maistas greitai paruošiamas, sporto programa pritaikyta palei kiekvieno mūsų norus, motyvacijos daug. Per nepilnas 2 savaitės numečiau jau 2 kilogramus ir po 1,5 centimetrų apimčių sumažėjo. Tai tikiuosi, kad iki vasaros pasieksiu savo norimą svorį. Labai ačiū tau. Ir norėjau šiuo video palikti jums žinelę, kaip aš esu labai patenkinta už jūsų įdėtą darbą, už apgalvojimą kiekvieno kampelio, kuris turbūt dar net nėra kitose aplikacijose, kuriuose man teko naudoti, tai aš tikrai turiu jūs pagirti beprotiškai už saviugdą ir už prieinamas Vadimo Zizo knygas. Nes tai yra kažkas top, kurio mes neturėjom ir aš manau, jis yra labai reikalingas, bet tikrai aplikacijų, kiek aš esu turėjusi, dar nebuvo būtent apie saviugdą. Tai su šiuo nauju jūsų kūriniu, jūsų projektu mes gauname tikrai ekstra. Ir tas, kas norėtų pabandyti, gali tikrai nuo manęs perduoti, kad tai yra ekstra. Ir niekur kitur to negausit. Ir man labai padėjo, nes aš pradėjau visų pirma su jūsų sportavimu, tai buvo tikrai viskas labai aišku, su treniruotėmis, su video parodymais, visų paaiškinimu, tikrai labai paprasta ir labai yra gera situacija, kad galima pasirinkti sportavimą namuose ir sportavimą salėje. Mano gyvenimo būdui tai yra tiesiog puiku, abu surišti ir pasirinkimas, laisvė kitaip, tai yra labai svarbi. Mitybos planai, receptai, tai yra spalvota, aš taip įsireikščiau, nes būtent su jais jie nėra nuobodus, tai yra pasirinkimas ir tas valgymas mane irgi atvedė ne į nuobodumą, kaip galvot viskas, tu esi tiesiog dieto, tai yra sveikas, gražus valgymas, pasirinkimai, receptai. Aš turbūt sakyčiau, man tas didžiausias pliusas būtų saviugdos, nes aš radau laiko tai paskaityti, kitaip jaučiausi. Kažkiek per šį laiką bandomai jau pasikeitė mano požiūris į kasdieninius dalykus ir kuriuos aš pradėjau norėti pakeisti. Pamažu, turbūt einant piršteliais, ar seniau nerandat laiko, bet dabar aš į tai pasižiūriu kitaip. Tai būtent ši dalis saviugdos man labai patiko ir aš manyčiau, kad jinai yra man tas viršutinis taškas šios aplikacijos programėlės, kad jis yra tikrai labai geras. O toliau aš tik norėčiau pasakyti, padėkoti už jūsų darbą, nes kiek jūs įdėjot meilės, šilumos, įdirbio ir visko, visą tai atsiliepia ir aš manau, kad tikrai tai pakeis kitų žmonių gyvenimus, požiūrį, tas, kas nori, tikrai jį pasikeis. Tai dar kartelį širdingas ačiū jums ir
Laukiam toliau sportavimo ir žiūrėsim, kaip bus su rezultatais. Širdingai. Ačiū. Tekiam pasportuot! Šioje platformoje man labai patinka aiškiai išdėliotos kategorijos ir mane labiausiai motyvuojanti skiltis yra mitybos planai, kurie keičiasi, atsiranda nauji produktai su paaiškinimais ir net nesinori nukrypti nuo plano, nes o kas laukia toliau. Dar vienas labai geras dalykas - sportas namuose be jokio inventoriaus ir treniruotė trunka kažkur tik pusvalanduką, tai įsivaizduojat, neskrolini telefone, o pasportuoji, savijauta, kūnas padėkoja tau ir jautiesi tiek fiziškai, tiek emociškai daug geriau. Kiekvienai noriu palinkėti, atrasti, pamilti, priimti save tokią, kokia esi ir tik tada ateis suvokimas, kad norisi keistis, tad žydėk, klestėk ir skleis pačią geriausią energiją. Šis projektas tikrai padėjo mano gyvenime paprasčiau įvesti tiek sportą, tiek sveiką mitybą, kadangi turime viską po ranka. Yra labai patogu iš programėlės pusės keliaujant kur nors turėti su savimi tiek mitybos pavyzdžius, tiek receptus, tiek sporto programas. Yra tinklapis ir jį gali naudoti taip pat per kompiuterį. Visada, kur tau yra patogu. Dar kitas dalykas, kas man labai stipriai patiko, kad yra didelis informacijos kiekis. Tu ne tik ten ateini pasportuoti, pasižiūrėti ten receptų ar dar ką, bet viskas yra labai detaliai ir labai aiškiai parodyta, paaiškinta. Taip pat gali pasižiūrėti daug seminarų, taip pat ir knygų paklausyti. Tobulini ne tik save, ne tik savo emocinę būklę, ne tik savo fizinę būklę, tačiau ir savo psichologinę, ir emocinę, ir meilę savo taip pat auginę. Kas labai yra svarbu ir bent jau man, mano daugumai moterų, čia nesijauti prastesnis. Tai ir tikrai jauti tą stiprų palaikymą ir nuoširdumą, kadangi atrodo žmogaus nėra šalia, bet visada tave palaikys, visada paskatins, visada padės, net jeigu ir nenaudojant visų programų ar dar ką, bet kada gali kreiptis, visada padės, pagelbės, pataisys. Viskas tikrai detalu, tiek nuo sporto programų ir nekalbu apie gausybę variantų tų programų, kas irgi yra labai gerai, galima rinktis iš bet ko tik nori ir ko nori pasiekti. Tai kaip viskas paaiškinta, parodyta, tu turi žymiai daugiau žinių namuose padaryti viską gerai, negu nepadaryti to iš vis arba padaryti tai blogai. Esu tikrai labai stipriai sužavėta. Ne pirmą kartą jau tenka man naudotis Anastasijos programomis. Kiekvieną kartą liku labai patenkinta, nes kaip man pačiai, kaip prieš tai galbūt jau paminėjau, kad man reikia šilto žmogaus, kad nemenkintų, nepriverstų jūs kažkaip blogai ir visada tikrai palaikytų, tai to čia tikrai sulauksit. Visada išties pagalbos ranką, visada padės. Man labai patiko tas, kad sportos programos neužtrunka labai ilgai, yra efektyvios, yra smagios, Anastasija puikiai moka motyvuoti ir visada palaikyti juose. Ir informacija taip pat programėlėj yra labai stipriai pildoma ir tas yra labai džiugu, nes visada gauni papildomų žinių. Esu visiškai patenkinta savo pasiveikimu ir tikiuosi, kad liksite ir jūs. Nesitikėjau gauti to, ką gavom. Struktūra nustebino, kiek daug yra sudėta į visą turinį, pradedant nuo maisto, visos dienotvarkių, receptų. Pirmą kartą pamačiau, kad gali ir duoda tiek, kiek negaila, nes kai kurie treneriai, tikrai esu išbandžius jų ne vieną, tai duoda labai siaurai, todėl kad kiekvienas už darbą tu nori atlyginti, bet neduoda tiek, kiek duodate jūs. Sporto programa, kurių yra begalė ir pagal kiekvieno norą, ir pagal kiekvieno rūšį, motyvacijos, teorijos, paskatinimo. Tiesiog buvau tikrai labai maloniai nustebinta. Su Anastasija dirbti yra labai smagu, todėl kad jinai labai raminantis žmogus. Paaiškina, kad pratimus, parodo jos iš įvairiausių šonų. Ką suteikia šita programa, yra tiesiog wow, kitų žodžių negalėčiau pasakyti.
Esu Oksana, man yra 46 metai. Prieš 2 savaitės aš prisijungiau prie bendro Vadimo ir Anastazijos projekto. Ir praėjus 2 savaitėm aš noriu trumpai pasidalinti, tai kaip aš jaučiuosi ir ką aš gavau. Tai informacijos tikrai labai daug, tai yra mitybos planai, tai yra sporto planai, yra saviugdos kursai, savivertės, daugybė video. Vadimas ir Anastazija kiekvieną dieną buvo kartu. Kiekvieną dieną prisijungus, tai jautėsi palaikymas, didžiulis palaikymas, didžiulė motyvacija. Sportas su Anastazija tikrai labai lengvas, labai paprastas, labai aiškiai viskas išdėstyta ir tikrai tai suteikia daugybę motyvacijos kiekvieną mielą dieną. Aš su mielu noru jungiausi kiekvieną dieną, klausiau video, klausiau patarimų, dariau namų užduotis ir po 2 savaičių aš tikrai jaučiu didžiulius pokyčius savyje. Todėl apie patį projektą tai yra kažkas tai wow, tai yra nuostabu, tai yra tokio projekto aš nesu niekur mačiusi niekada, kad tiek informacijos būtų vienoj vietoj. Ko aš tikėjausi sporto, tikėjausi mitybos, bet aš gavau kur kas daugiau. Ir aš esu labai laiminga ir su daugybė motyvacijos. Prie šio projekto prisijungiau norėdama pokyčio ir tuo pačiu vedama smalsumą, o kokią informaciją gali suteikti šio projekto metu, kad aš pasiekčiau savo norimų rezultatų. Iš tiesų prisijungusi prie šio projekto likau maloniai nustebinta, kadangi informacijos gavau tikrai labai daug. Pradedant mitybos planais, sporto programomis, kurios yra skirtos sportuoti tiek namuose, tiek sporto salėse ir tuo pačiu gauta prieiga prie saviugdos seminarų, kurie man asmeniškai tai buvo tarsi naujovė ir tikrai labai traukiantis dalykas. Kalbant apie informacijos prieinamumą, tai galiu pasakyti, kad yra tikrai labai patogu naudotis, nes visada viską turi po ranka. Kaip pavyzdys, prisijungusi per telefono aplikaciją, tu gali pasižiūrėti, kokiųgi produktų reikės tau sekančios dienos mitybai, ar išvykus bet kur, bet kada, galiu prisijungti ir turint laisvo laiko pasportuoti. Turbūt vienas iš mane asmeniškai neraminusių dalykų buvo motyvacija. Kėliau vis klausimą, ar man pakaks tos motyvacijos, kad pasiekčiau tų savo norimų rezultatų. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad tos motyvacijos tiesiog neįmanoma pamesti, kadangi nuolatinis, nuoširdus Anastasijos bendravimas, nuolatinė pagalba ir tuo pačiu sportavimas kartu treniruočių metu tau neleidžia tos motyvacijos tiesiog pamesti. Aš jau kaip juokiausi kitiems, sakiau, kad Anastasija yra tarsi tos motyvacijos varikliukas. Tad kiekvienai, kuri nori pasiekti pokyčių, labai rekomenduoju prisijungti prie šio projekto. Moving forward.